Labadiena. Atliksim 18 pratimą. Šioje užduotyje nupiešim dvi detalės. Vieną piešim iš kairio šono, o kitą nupiešim pasirinkus vaizdą iš viršaus. Apskaičiuosim šį ilgį. Šiam ilgiui apskaičiuosim, mes žinome, kad šis ilgis yra 17, nuo šio taško iki šio 17. Bendras spindulys yra 16, todėl bendras ilgis yra 32. Taigi 32 minus 17 bus 15 ir 15 padalinus iš 2, kadangi čia viena ir ta sudaro bendroji suma 15, tai reiškia bus 7,5 cm. Taigi čia 7,5, čia 22, 17, 22, 17. Perinam. Pasirinkam komandą Polyline, pastatom tašką maždaug šioje vietoje, kryptys į kairę pusę, orto įjunkim, jeigu yra išjungtas, 7.5, Enter. Tiek padidinkim, kryptys į apačią 22, į kairę 17, į viršų 22, į kairę 7.5, Enter. Ir užbaigiam, Enter. Dabar nupiešim arką. Arkai nupiešti pasirinksim Draft įrankių blokę šį mygtuką, kuriame pasirinksim Start and Run. Reiškia, žinom pradinį, galutinį tašką ir spindulį. Pradėsim žymėti nuo dešinio šono, tam, kad arka būtų piešima į viršų. Jeigu pradėtume nuo šio taško, pradinį tašką pažymėtume šitą antrą, galutinį šitą ir paskui parašytume spindulį irgi būtų nupieštas šitoks vaizdas. Taigi darom teisingai iškart, šitą tašką pažymėm ir rašom spindulį 16, Enter. Dabar užlenksim šitus kampus, pavyzdžiui, spindulį 2. Nors užduotinė nurodyta, paspaudžiam komandą Fillet Modify įrankių blokė, parašom raidę R, reiškia spindulys, Enter, ir parašom spindulio ilgį 2, Enter. Dabar pažymim linijas, tarp kurių norim matyti šį spindulį. Pakartojam komandą Fillet R, Enter, 2, Enter. Pažymim dvi linijas, tarp kurių turi būti spindulys. Dabar pas mus, aišku, ne vientisas objektas, reikia sujungti objektą. Objektų sujungimui pasirinksim Modify, Union. Pažymėm visą objektą, Enter. Sujungim objektą, perinam į trečią sritį, vietoj to pasirinkim SW Isometric. Taigi, mes gavom vaizdą šiek tiek nukreiptą į kitą pusę. Pagal užduotį jisai yra nukreiptas į šią linkmę, taigi reikia pasukti. Panaudosim komandą Rotate. Pažymėsim objektą, paspausim Enter, paspaudžiam tašką, kurį suksim ir sukam. Va, šitai. Atsiprašau, nepavyko. Pakartuojam. Pažymėm objektą, Enter, žymim tašką. Enter. Va šitaip. Taip, dabar išstumsim šį objektą, komandą Extrude, pažymim objektą, Enter, išstumėm jį 2 cm, va, šis matmuo, 2, Enter. Nupiešim ant kitą objektą. Pasirinkam kitą vaizdą. Vaizdas iš kairės, left, ir matmenis. Iš pradžių nupiešim stačiakampį 17, kurio aukštis 2, kadangi vienas spindulys yra 4, o kitas spindulys yra 6. Skirtumas yra 2. Taigi, pasiemam Polyline, pradedam, tarkim, nuo šio taško, kryptys į kairę pusę, 17, į viršų 2, į dešinę 17, C, Enter. Apjungiam paskutinius 2 taškus. Dabar nupiešim dar 2 apskritimus. Pasiemam komandą Circle, pažymim šitą tašką, kryptys 6, Enter. Paskutinę komandą iškviesti galim paspausti mygtuką Enter. Atliks vėl, reiškia, Circle. Pastatom žymeklį čia, kryptys 4, Enter. Dabar reikia jį perkelti į atitinkamą vietą, paspaudžiam komandą Move.
pažymim abu objektus, Enter, pažymim šį tašką, kryptis į viršų, 4. Gerai, aukščiau šiek tiek reikia pakelti. Va. Dabar mums reikia ištrinti kai kurias nereikalingas linijas, tam nupiešim pagalbinės linijos, tarp kurių ir trinsim. Pastatom žmeklę į centrą, kryptis į kairę, kryptis į dešinę. Taip, Enter ir dar kartą. Line, nupiešim dar liniją nuo šio taško žemiau. Tarkim, Escape. Linijų trinimui naudosim komandą trim. Pažymim linijas, tarp kurių ištrinsim. Tarp kurių reikia ištrinti nereikalingas linijas. Šitas. Enter. Pažymim linijas, kurias turim trinti. Enter. Pažymim linijas, kurių nereikia dabar mums. Pagalbinės linijas ištrinam. Nupiešiam vieną liniją nuo šio taško į šį tašką. Enter. Ir ištrinam dar vieną liniją. Šitą liniją norit ištrinti, mes susprogdinsim objektą, pažymim objektą, Modify, Explode. Susprogdinam, ištrinam šią liniją ir šią liniją. Dabar atliksim veidrodį, nukopijuosim naudojant komandą Mirror, veidrodžio, atspindžio komandą. Jinai yra Mačiava, Modify skyrelė, pažymim komandą Mirror, pažymim objektus, kuriuos reikia nukopijuoti į simetriškai į dešinę pusę. Paspaudžiam mygtuką Enter. Pažymim simetrijos linijas, vidurio taškus, pavyzdžiui. Dabar kompiuteris klausia, ar ištrinti pradinės linijas. Jei automatiškai siūlo N raidę, reiškia No. Jei mes paspausim Enter, tai bus neištrinta. Jeigu mums turi šitos linijos būti ištrintos ir atsiras šitoje vietoje, tai Y raidę parašytume ir paspaustume Enter. Šiuo atveju mes tiesiog spaudžiam Enter ir atsiras kitoj pusė. Dabar mums reikia objektą apjungti, panaudokim komandą Union. Pažymim Joint, atsiprašau. Pažymim objektus ir paspaudžiam Enter. Perinam į trečią sritį. Paspaudžiam dar kartą SW Isometric, pasirinkam komandą Move, pažymim objektą, Enter, pažymim, pavyzdžiui, vidurio tašką, artėjam prie objekto, naudojant rutuliuką ir prikabinam prie šito apatinio taško. Taip. Na ir dabar išstumsim į tą pusę, į kairę pusę, link savęs. Komanda Extrude. Šį objektą reikia išstumti 38 cm. Pažymim objektą, Enter, 38, Enter. Taip. Dabar reikia dar nupiešti vieną apskritimą ir čia du apskritimus, kuriuos sujungsim ir išpjausim. Išstumsim bei išpjausim. Na, galim sujungti šitus du objektus. Čia pasimokinsim pasinaudoti komandą Union. Pasižymim komandą Union, pažymim du objektus, kuriuos turim apjungti vientisą ir paspaudžiam Enter. Vientisas, gavosi vientisas objektas. Na ir dabar nupiešim dar apskritimą, periname į antrą sritį, vaizdas Top. Pasiėm komandą Circle. Na, tarkim, nupiešim prie šito krašto gal apskritimą, kurios spindulys yra 6. Diametras 6, reiškia, spindulys 3. 3, Enter. Dar nupiešim du apskritimus, kurių spinduliai yra 3, 1, R, 3 ir kuriuos paskui apjungsim tam tikram atstumė. Koks čia ilgis? 34 nuo vieno centro iki kito. Reiškia, gal pasiemam komandą Circle, paspaudžiam čia tašką pirmą, parašom 3, Enter. Dabar nukopijuosim šitą objektą atstumu 34. Komanda Copy, pažymim objektą, Enter, pažymim jo centrą, kryptis į dešinę pusę, 34, Enter.
ir dar kartą Enter užfiksuoti šitą veiksmą. Dabar nupiešim linijas tarp tų apskritimų, pasiėm line ir, kaip matom, mums nekabina krašto. Tam, kad kabintų tam tikrus taškus, linija prisikabintų prie tam tikrų taškų, reikia pareguliuoti, atsisakom kol kas line, reikia pareguliuoti snap, objekto snap, šį įrankį. Su dešiniu klavišu paspaudžiam. Na ir tarkim, mes norim, kad va šitus taškus liestų liniją. Paspaudžiam, pasirinkam, turi būti spaustas quadrant. Pasiemam dabar line ir mums kabina čia tašką ir čia. Enter. Dar kartą Enter, kad iškviesti tą pačią komandą. Pažymim šitą ir šitą tašką. Enter. Dabar ištrinsim nereikalingas linijas, paspaudžiam trim, pažymim šias dvi linijas, tarp kurių mes ištrinsim nereikalingas apskritimo dalis, Enter, pažymim šią liniją ir šią liniją. Enter. Užbaigiam veiksmą. Dabar apjungsim objektą, Modify, Joint, pažymim objektą, Enter. Taigi, turim visus reikalingus objektus ir pasistatysim juos į vietą. Paspaudžiam komandą Move, pažymim objektą, Enter, kurį reikia įkelti. Reikia įkelti 25 cm nuo to krašto. Reiškia, paspaudžiam centras jo. Centras siekia atstumų yra 25 nuo šito krašto. Reiškia, pasiemam centro, prikabinam prie vidurio linijos, viršutinės, tarkim. Tam, kad pasižiūrėti, ar tikrai prie viršutinės prisikabino, galim pasirinkti vaizdą iš kairės, tarkim, left, ir pasitikrinkim, pažymėkim šitą objektą. Taip, jis prie viršutinės linijos prikibęs. Dabar mums jį reikia pastumti 25 cm į kitą pusę, pažymim Move, pasirinkom komandą, pažymim objektą, Enter, pažymim jo, tarkim, centro tašką, kryptys į šią pusę, 25, Enter. Nušoko į šoną, kreipinėms, padarom Ctrl+Z, dar komandą Move, pažymim objektą, Enter, kryptys ir 25, Enter. Dabar gerai, spaudžiam, pažymim, ar tikrai, taip, centre. Ir dar vieną objektą perkelsim. Šį objektą reikia nustumti nuo šito centro 10. Stumų 10. Paspaudžiam komandą Move, pažymim objektą, Enter, pažymim jo centrą, prikabinam prie šito centro. Taip, jis irgi vietoj. Ir dabar nustumsim komandą Move, pažymim objektą, Enter, pažymim centrą, kryptys į šią pusę, 10. 10, Enter. Dabar išstumsim šios objektus žemyn, paspaudžiam komandą Extrude, pažymim vieną ir kitą iš karto objektą. Kryptys į apačią, paspaudžiam šioje vietoje maždaug ir išpjaunam objektus. Subtract, pažymim objektą, iš kurio išpjaunam, Enter, pažymim objektus, kurios išpjaunam, Enter. Na ir pabandom pažiūrėti, kaip atrodo mūsų figūra. 2D wireframe keičiam į Conceptual. Tai tiek. Ir galim pasukti objektą. View, Orbit, Continue Orbit. Escape, keičiam Conceptual 2D, Custom View, keičiam į SW Isometric. Dėkui už dėmesį.